Sveiki visi čia susirinkę. Labai jūs džiugu matyti tokį gražų, sveikų žmonių pasipuošusių, energingų žmonių bendruomenę. Ir iš tikrųjų mes esam visiškai kitokių galių. Todėl, kad tai rodo mūsų nuveikti darbai per šiuos praėjusius metus, ir per praeitus metus, ir per užpraeitus. Ir tas draugijos aktyvumo ratas, jisai sukasi su greitėjimu, vis greitėjančiai ir greitėjančiai ir greitėjančiai. Aš manau, kad gal kitais metais reikėtų biškį tuos ugninius arklius pristabdyti, pažaboti. Gal per daug mes dirbam, per daug aktyvūs, per daug veiklūs, per daug mirga mūsų Facebookuose. Bet iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi už tai, kad jūs esate tokie, kokie esate. O esate visi labai svarbus, labai reikalingi ir be jūsų bendruomenė būtų ne bendruomenė, būtų tiesiog ir manęs tada nereiktų. Tai va, o kadangi aš labai džiaugiuosi, kad tikrai nekalbėsiu apie nuveiktus darbus, apie pasiekimus, apie visokius stovyklas, konkursus, protmūšius, varžybas, ekskursijas, keliones, edukacijas. Iš tikrųjų, be galo daug buvo renginių, daug veiklų, daug laiko praleidom kartu. Ir čia šiandien susirinko patys pačiausi, patys aktyviausi bendruomeniai žmonės. O jų netaip jau ir mažai, iš viso 57. O draugijoje yra 197. Tai pusė bendruomenės čia susirinkom šiandien pavalgyti šių pietų. Dėkoju jums visiems už skleidžiamą šilumą, už sukurtas eiles, už dainas, už viską. O kadangi aš, ko gero, tai yra pirmas man bedirbant toks renginys, kai mes kartu pasitiksim artėjančius naujuosius metus, tai tas sveikinimas turėjo būti kažkoks ypatingas. O kad jis būtų ypatingas, tai mūsų mūza sukūrė eiliuotai kiekvienam veiklų, kaip sakau, būreliui, kažkam eiliuotai. Todėl aš pasidėsiu mikrofoną ir paskaitysiu sukurtas kiekvienam veiklui.
mūzos įkūrėjai, vadovai Gražinai Čekavičienei. Gražinai. Aš vis Čekavičienei sakau. Ar gerai pasakiau pavardę? Labai prašau. Marius vasarą prie jūros, haiku lygdai pajūry. Sirokomlę susitikus, vaišino kava šventojui. Damos mūzos meditavo, skiemenius trumpai skaičiavo ir sudėjus visą sumą pasistatė haiku rūmą. Gražina, kviečiu Jūs. Kadangi turėtų būti po rimties vėl kibirkštis kažkokia, tai kibirkštėlės ansambliui. Rūtas kėlė kibirkštėlę, Linas ją pagavo ir atgijo, ir suūžė, ir sukibirkščiavo. Prašėme baltų kalėdų ir jos atkeliavo. Su gegutėm, su pelėdom pas mus atvažiavo. Muzika ramina sielą, ašaras nubraukia. Kibirkščiuokite, dainuokit, labai Jūsų laukiam. Prašom. Prikils daina, skambėjusi kadais. Už tas dainas, kurios eilėm skambėjo, už tas dainas, dainuotas vakarais. Už tas dainas, kurios eilėm skambėjo, už tas dainas, dainuotas vakarais. Jaunystė bėgo, smiltiniai nuo balo, tik tai širdis dar liko vis jauna. Už tas dienas, kurios eilėm skambėjo, už tas dainas, dainuotas vakarais. Sakiau, kad mano leidimo negerkit, bet matau, kad čia nieko nebus. Reikės varmenių sakyti dar po vieną. Tai va, tai Lietuva. Dar vienas yra ansamblis. Jam taip pat Gražina sukūrė eiles. Ten, kur mūsų Jonava, ten upelė Lietuva. O draugijoje Lietuva skamba lyg dainoj nata. Liejas žodžiai, daina girdis, kad berželis turi širdį. Net vadovai nerimauja, ar daina toli keliauja. Pasigirsta vėl plojimai, jos širdis kaip mat nurimo. Vėl dainuoti, groti žada, šaukiam jai visi valio. Linkim mes jai stiprios sveikatos, o dainorėliams dainingų metų. Neringa. Ir taip pat ir šitai veiklai neapseisim be eilių. Meno terapija gaivi, auksiniais rankos mūsų merginų. Pažvelkite, tikrai auksiniais. Ne vieną erdvę jos papuošia, visiuva mezga lipdo pina, grožį kuria, buitį dabina. Ritukė, ačiū tau ir kviečiu pasiimti. Ačiū Jums, aš visus šiltai apkabinu ir tikrai esu dėkinga šitai moteriai, šitai draugijos nariai. Šiemet įstojau į draugijos narius. Julijai Šlajienei, kurio šiandien yra didžiulė pagarba ir didžiausias ačiū. tą patį gali visiems, tik tai su daugiau skyrių. Dabar norėčiau paskaityti aktorės. Dar ir tokie pas mus yra. Gyvenimas didžiulė scena, joje vaidina daug, ne vienas. Bet dar yra kita scena, meno mėgėjų sukurta. Kadangi šiandien yra Vitalijos, o yra dvi mūsų aktorės didžiosios. Janytė ir Danguolė, kviečiu jūs paimti tą užrašų knygelę, į kuriuos įrašysi tuos spektaklių repeticijas. Aplamai, tai aš nesuprantu to arklio, kuris dega. Nu kasgi
liepsna. Tai yra pelenai. Niekaip nesuprantu, kodėl čia taip visi džiaugiasi liepsnojantis, degantis. Nu, pelenų krūva ir viskas. Bet aš pasitarus su visata, netrukdyk tu man. Su visata, vienu žodžiu, ir man išmetė tokius va horoskopus. Klausykitės įdomiai, nes nekartosiu. Viskas įsipildys. Kas jums reikš, kaip čia, 26, dabar 5 baigėsi. Avinai klausys kūrinio dainų. Jautis apsinuodys silkę. Dvinys suvalgys kitų metų kūčiukus. Vėžys padegs eglutę. Liūtas gadins visiems nuotaikas. Yra liūtų? Pakelkit rankas. Išvarom. Nu, nepanašus, kad gadintume. Mergelė. Mergelės prisigers už visus metus. O kas namo kalbės? Varstyklės išmes liūtą iš namų. Skorpionas. Kaip visada, skorpionai būna nelabai laimingi. Tai pasakos visus metus, kad anais laikais kalėdos buvo geresnės. Šaulys pasiūs visus ant 3 raidžių. Visata neklysta. Ožiaragiai bus už taksistą. Vandeniai skųsis, kokie buvo visi blogi metai. Netiesa, aš nesiskūsiu. Tai būna ir išrinčių, žinokite. Žuvis pagaliau, žuvis garsins, kokios jos nuostabios. Viskas. Tai yra labai gabių ir talentingų žmonių draugija. Tai yra pas mus toks dar vienas klubas, Galvočiai vadinasi. Ir apie juos sukurtas 4-eilis. Palinko galvos prie lentos, kuris kuriam toj matą duos. Šachmatai gydo protą, sako, ištiesina ir kuprotą. Nepamirškite iš raštų tų klastingų damų braškių. Tai va, tai dabar visus, Mariau, tu esi tas, šiandien tu esi tas, kuris žaidžia šachmatais. Prašom. Reikia mankštintis, reikia sportuoti, komandą vieningą jausti, kitiems nepasiduoti. Jeigu mes ir nelaimėsim, dalyvauti vis tiek turėsim. Baseine jėgas atgausim, sustiprėję pasijausim. Kadangi tie sportininkai, yra čia daugiau dar tų sportininkų, kurie, prisipažykit, medalius parvežę, Smiginio, prašom, nes aš Palės Vėbrienę prašom, Tamulienę prašom, gavo. Žinokit, buvo mūsų toks humoristinis pirmas pabandymas, tikrai vykom su labai pozityviai, optimistiškai nusiteikę ir nes važiavom, kadangi nelaimėti, o dalyvauti, bet netyčia laimėjom. Tai va, protmūšyje dalyvavom, sidabrinę vietą gavom. Nors mūsų galvos sidabrinės, norime laimėti auksinės. O kadangi proto mūšio mygtukų spaudinėtoje buvo Rūta, o suflerių buvo mūsų daug, tai aš už tuos mygtukus teisingai paspaustus kviečiu Rūtą. Toliau, kaip niekada, šiemet mūsų draugijoje gausus būrys buvo savanorių. Be savanorių iš tikrųjų būčiau aš neįsivertus. Nei su kalėdinių dovanų pakavimu, nei su maisto banko rinkimu, nei su rūšiavimu. Iš tikrųjų, kaip gerai, kad yra tų savanorių. Jiem taip pat yra eilės. Džiaugiamės, kad turime mes ir savanorių. Jums labai dėkojam ir audringai plojam. Tai yra Valentina Prunskienė, Marijona Tamulienė,
Vida Šakalienė, Stasė Suzovienė, Gražina Čekavičienė, Elytė Palačionienė ir Zita Petrauskienė. Prašom. Nors nuotrauką pasidarysim. Per tuos 3 metus aš turėjau 3 pavaduotojas. Ir aš esu be galo joms dėkinga, kad jos padėjo man pirmus žingsnius žengti draugijos vadovavimo keliu. Tai yra iš tikrųjų nelengvas, sunkus. Iš pažiūros atrodo, kas čia tokio. Bet nuo vadovavimo turbūt patys žinot, priklauso ir mūsų finansai, ir romansai, ir dainos, ir poezija, ir viskas. Tai va, ir be jūsų, be pavaduotojų, aš būčiau prapuolus. Pavaduotojos vieta brangiai kainuoja. Baigus kursus gal mažiau vilioja. Šį postą išbandė jau 3, bet nepasiteisino tokia patirtis. Nuo naujųjų vėl kėdė tuščia. Klausime, kas galėtų dirbti čia. Todėl į jūs visus kreipiuosi ir visas pavaduotojas, kurios buvo, prašau ateiti. Pasiimti prizų. Nu tai, fotografai mūsų ir jai sukurtos gražios. Jos akis jos skverbi tarsi lazeris. Danutės akis lyg rentgenas. Dainas įkūrė ir jas dainuoja. Kartais ir su mumis repetuoja. Nuotraukos gražiais filmukais virsta. Mums nepajudinus nei pirštų. Žavimės, stebimės ir dėkojam tau, Danutė, už tavo YouTube'es, Facebook'us, už tai, kad tu esi šiandien su mumis. Skrieja tylion užmarštin, nevilties debesis susimastęs, te širdis vis draugaus su viltim, ryto saulė nuskaidrins vienatvę. Skrieja tylion užmarštin, nevilties debesis susimastęs, te širdis vis draugaus su viltim, ryto saulė nuskaidrins vienatvę. Tegu duona kvapni visada, bus ant jūsų baltai dengto stalo, te pro šalį praskries neganda, te palaima jums liesis be galo. Tegu skrieja tylion užmarštin, nevilties debesis susimastęs, te širdis vis draugaus su viltim, ryto saulė nuskaidrins vienatvę. Tegu skrieja tylion užmarštin, nevilties debesis susimastęs, te širdis vis draugaus su viltim, ryto saulė nuskaidrins vienatvę. Šiandien jo čia nėra, bet yra jo atstovas. Ir aš noriu paskaityti ir jam sukurtas eiles. Mūsų mašinėlė mums labai patinka. Dainius ją vairuoja, bet ne šeimininkas. Mašina universali, įsitikint tuo gali. Kai su ja kur nors važiuoji, o sugrįžus padėkoji. Tai va, tai Dainiui didžiausios sveikatos, nes žmogus šiandien su temperatūra dirba. Tai va, ateik būtelę paduosiu jam. Paduosiu. Žinome, su kuo draugaujam. Rita. Čia buvo Darius skirta. Dovanos tau. Ačiū labai. Norėčiau, kad jūs parašytumėt kelis žodžius. Paskui, gerai, dabar. Tai atidėsim. Tu paimk, o paskui parašysim. Kadangi
šitas postas man neatiteko taip kaip sakau, už dyką. Aš jį paveldėjau iš Valerijos. Tai šiandien, aišku, aš jai eilių nesukūriau, nes ji gyvena su poetu, jai dažnai tas eilės tikriausiai Marius kūrė. Valerija, nuoširdus ačiū už tai, kad jūs perdavėt šitą neįgalių draugijos vairą. Kadangi aš turiu mėgėjų teises, tai aš manau, kad vairuoti man sekasi. Visai neblogai. Aišku, aš juokauju. Tai yra labai sunkus, labai aktyvus, ir toks, sakyčiau, labai nedėkingas darbas. Toksai. Bet ką padarysi, dar liko 1 metai, kaip nors ištrauksim. O paskui kaip Dievas duos. Tai va, o šiaip aš dar norėčiau padėkoti eilėmis Violetai, nors jau šiandien čia nėra, bet aš jas nusiųsiu per elektroniniu paštu arba per Messengerį. Violeta, kuri įkūrė 88 metais šitą bendruomenę, ją subūrė ir aš tęsiu jos pradėtą darbą. Tai eilės Violetai. Mūsų draugiją įkūrei ir į bendrystę subūrei. Angelas, tik be sparnų, padedi ieškot klaidų. Violeta, trapioji žibuoklė, labai mylim tave. Tu esi mums pavyzdys, kaip reikia žmogų mylėti, kaip padėti jam negalę nugalėti. Tai va, aš norėčiau, kad dabar jūs visi atsistotumėt, pakeltumėt tas taures, kurių neleidau pirmą gerti ir padėkotumėt ilgiausių metų mūsų Violetai ir tuo pačiu mums patiems. Ilgiausių metų linkime, ilgiausių metų linkime, ilgiausių metų linkime, sveikatos metų linkime, sveikatos metų linkime, sveikatos metų linkime. Dievo palaimos prašome, Dievo palaimos prašome, Dievo palaimos prašome. Valio! Ir vienas nuo širdies. Valio! Nijolė Smolina. Nors ji nėra mūsų draugijos narė, bet yra labai nuostabus žmogus, nes buvo prie Lietavos įkūrimo ištakų. Kūrė dainas, muzikavo, dainavo, koncertavo. Tai jai irgi sukurtas 4 eilės. Aš suprantu, Nijolė, kad mes jūsų nei nustebinsim, nei sujaudinsim savo eilėm, bet tiesiog nuo širdies. Nijolė Smolinai, ačiū už šmaikštų žodį, eilės jausmingas, tegu Nijolė džiaugsmo nestinga. Tai mūsų paskutinis palinkėjimas jums ir gal ateisit čia dabar. O savo sveikinimo žodį pasakysiu vėliau kaip. Aš nusipirksiu. Pakartok. Ačiū visiems. Aš labai dėkoju už tokį pagerbimą. O savo sveikinimo kalbą pasakysiu vėliau. Pačio, turbūt mums svarbiausio žmogaus. Aš nenoriu sakyti neįgaliųjų draugijos. Geriau sakysiu draugijos. Mūsų Hebros pirmininkė, jinai man neseniai savo kažkokias įdomias pareigas yra pasakiusi. Transporto plėtros organizatorė. Įsivaizduojat, kas čia per pareigas tokias. Neprašiau kurti eilių, bet sugalvojau pati. Jeigu jau negerai, paskaltinkit mane. Aš jai sveikinimą sugalvoju. Taip, klausykit. Plėtros organizatorė. Tegu
nauji metai rieda sklandžiai, be gedimų, su pilnu baku gerų idėjų ir kuo mažiau remonto darbų. Linkime stiprybės, humoro ir toliau būti mūsų patikimiausia vairininkė. Ar gerai sugalvoju? Sveikatos, nuoširdžiai, te Dievas mato. Pažadame arklio metais arsim iš visos sveikatos. Tinginys botago gaus, jei tingėti nesiliaus. Žinios poetės mūsiškės, jūs jos tikriausiai nepažįstat, tai bus Markevičiūtė. Kai laikrodžiai baigia metus, laikas rodosi akimirką sustoja. Už dieną, mėnesį, metus dėkoju. Ačiū gyvenime, kad man jėgų į priekį nepagailėjai, kad pūtė ne tik tai šilti, bet ir šiauriniai vėjai. Ačiū likime už artimus, už priešus ir draugus. Ačiū, kad teka upės, tvyro ežerai, kad šviečia saulė, virš galvos dangus, kad žydi sodai, noksta supasi dievai, kad krykštauja ir auga ateities vaikai. Ačiū už vakarą ir laimę vakarais, kai saulei nusileidus užbaigti darbai, už tai, kad man atleidi, kiek aš tau skolinga. Už kiekvieną žemės pėdą aš tau esu labai dėkinga. O aš prisidėsiu tokiais žodžiais. Kartais mes ir pamirštame kai ką ir, kai sakant, svajonės mūsų neišsipildo, neturime laiko, vis skubame. Tai noriu keliais eilėraštį perskaityti be pavadinimo. Palauk, sustok, neskubėk. Atsigręžk, pažiūrėk. Neliūdėk, nusišypsok. Jei kam reikia, ranką paduok. Kam sunku, tiems padėk. Gerą žodį ištark ir širdį paliesk. Snieguolė neatėjo ir maišo su dovanom neatnešė, tai dar paskaitysiu. Jau ateina nauji metai, vietoj sniego šlapi batai. Bet neverta mums liūdėti, reikia linksmintis pradėti. Kepti bulką ir viščiuką ir atkimšti buteliuką. Naujametinį tostą pakelti, tegul liejasi vynas kvapus. Tik tai visą, lik dugno išgerti, nes dugne tavo laimė gal bus. Kad sniegas virstų pinigais, o šaltis meilė ir paguoda. Kad širdį džiugintų namai ir kad užtektų tiek, kiek Dievo duota. Sveiki, sveiki visi! Kaip man malonu ir smagu jūs matyti. Kaip man gera pas jūs buvo atvykti. Aš turiu jums dvi naujienas. Viena gera, kita nelabai gera. Nelabai gera ta, kad senis šaltis neatvyko. O gera, kad jis atsiuntė mane su dovanomis. Aš dabar būsiu ir snieguolė, ir sekretorė, ir dovanų dalintoja. Ar tinka jums šitaip? Prieš atvažiuojant, man senis šaltis sakė, kad čia sutiksiu labai kūrybingus, linksmus, talentingus žmonės. Ar teisybę sakė? Gaus tikrai visi. Aš žinau, jūs tas dovanas užsitarnavot, užsidirbot, bet vis tiek aš
labai norėsiu jūsų paprašyti kažką man parodyti. Aš sugalvojau tokį dalyką. Mes kaip mokykloj va prie stalo įsiskaičiuosim 1, 2, 3, 4, 5 ir čia bus komanda. Ir aš tai komandai duosiu ištraukti užduotį ir ta komanda pasiruoš, atsiųs čia 2 atstovus prie mikrofono, atliks užduotį ir pasiims dovanėlės. Ar tinka taip? Nes jeigu po vieną mes čia iki vakaro neįsiskirstysim. Ar gerai? Gerai, tada aš prieinu prie stalo, skaičiuojamės ir dalinu užduotis. Einu. 1, 2, 3, 4, 5. Rinkitės vieną. Ačiū lengviau. Pasitarkit ir dabar mūsų 1, 2, dabar vadovaujasi Jėvuonė. Gerai. Povą. Oho! Kuri iš jų bus povė? Prašom demonstruoti. O jūs plojimais. Tikros povės. Šaunuolės povės. Pas mus labai įdomus klausimas, tik neužpykit. Biški, aš esu šaulys, tai žinokit. Kodėl ryžių nenori priimti į kariuomenę? Man atsakymas. Pirmas rūšis – juodas kūšis. Antra rūšis – ryžas kūšis. Už tai, kad antra rūšė ir nepriima. O ką rado be pušies, tą pakorė ant pušies. Nu, žinot, čia reikalas labai rimtas yra. A čia tualetas yra kur? Čia vietoje. Tai reiškia, netoli reikės bėgti. Reiškia taip. Kas bus, jei alų praskiesi vandeniu? Kas bus, jeigu alų praskiesi vandeniu? Krita! Miltai, nu šakės, su tavim. Rokužė tu nelaiminga. O, tu žaltį. Nu, po paralės. Nepravdaburnė, tu susivėlus. Gyvatė, tu nelaiminga. Eik tu šieno pjaut. Kad tave griausmas. Ar gražiai keikiamas lietuviškai? Ką? Gražiai? Duodam dovanų. Dar kartą. Kai gimsta skraidų, gyvena gulių. Šalia nubėga vandeniu. Tai mes nusprendėm, kad tai yra debesis. Kai gimsta skraidų, guli, kada ramiai debesis guli tam gulė, ir nubėga vandeniu. Ar tinka atsakymas? Užduotis tokia, ar mėgstate bučiuotis? Kai buvau jauna, labai mėgau. O dabar bučiuotis negalima, kadangi tai yra nehigieniška, kovidas, prašau, kaukė. Kovidas seniai pasibaigė, jinai išsisukt nori. Plojimais paraginam, ką nors pabučiuoti. Kažką įdomaus parodys, tikrai. Tai yra mįslė. Atspėkit. Užlipa. Pakrapšto. Pamakaluoja. Nulipa. Ir dar pinigų paprašo. Kas tai yra? Pasistatėm namelį. Taip, teisingai, namas, teisingai.
Nu, bet galbūt... Pasodino kažką, pasodino. Ne, pakrapšto, pamakaluoja. Ramiai kreitys. Patiko komplimentas. Duodam dovanų, nepalikit dovanų. Ruošiasi kita komanda. Kam dar tai? Pameluokite. Kur pažvelgsi, visur balta. Ar gražiai pamelavo? Duodam dovanų. Šaunuolės melagės dvi. Imkit dovanų. Sekanti komanda. Tie rašteliai. Ar mokate meluoti? Dar kartą, dar dvi melagės. Rytoj Mėnulyje bus turgus. Kviečiame visus. Teisiuosius. Parduos teisiuosius. Ar gražiai meluoja iš vis mūsų kolektyvas? Gražiai meluoja, šaunuolis. Eikit dovanų pasiimti. Sekantis. Visom neškit, visas imkit 5, va. Čia jau paskutinį 5 duosim. Anekdotų, klausykitės anekdotų. Dėdukas perka parduotuvėj šnapsą. Pardavėjas sugalvojo pajuokavo. Sako, ar 18 turi? Sako, ne savo perku, tėvas prašė. Galite jau. Plojam! Ir dar kartą! Dabar trečia užduotis. Liežuvio šokis. Malūnėlis. Gerai, tai 4 užduotis. Rankų šokis. Marceliukė. Užteks. Gerai, jau žiūriu, mūsų pretendentai labai pavargo. Bus paskutinis. Paskutinis pats smagiausias. Atsistojam, nusisukam į kėdės pusę, pasilenkiam ir atsiremiam į kėdės atlošą. Dabar bus užpakalio šokis. Aukštaitijos polka. Linksmiau, energingiau, užpakalius judinam. Pirmyn atgal. Reikit prie mikrofono. Oksana. Eik prie mikrofono, kad paskelbti. Eikit prie mikrofono. Paim. Čia mažiems žmonėms skirtas mikrofonas. Čia kaip aš. Mažiem. Tai būtų... Čia kontrastas geras. Pasigrožėkit. Sakyk. Tai būtų komisija nusprendė išrinkti turėtuką pirmą vietą Oksaną,
Antroje vietoje Algis. Trečioje vietoje Zita. Čia paguodos prizai, kam nelabai Didžiausi sekasi, sveikinimai. kam ne mano bučinėjai, gerai. Palaikom, kad nešokai. Ir baigiam. Stojam ratuku. Aš noriu su jumis pasikalbėti. Prieš išeidama noriu pasikalbėti. Pakalbėti, nu gal ne visus, bet kažką. Nu, sakykite, ponia Gražuolė, kas jums yra pavasaris? Meilė, šiluma, Va, kaip gražu, kaip gražu. Kas jums pavasaris? Labai gražu. Kas jums pavasaris? Nu, visiems meilė, šaunuoliai. Padainuojam apie pavasarį dainą, Linai, žinoma daina. Išvažiavo. Va, vasara. Va, išgerti turiu. Apie vasarą daina.
Eisiu iki kelių. Šalta. Gerai būtų. Va, eglutė. Eglutė. Kas jums? Šventės, kalėdos. Labai gražu. O dabar žinot, ką mes pamiršom? Mes čia visi linksminamės, o turim iki muzikantą. Parodykit muzikantą. Jis jums padainuos apie žiemą, o jūs padėsit jam. Pradėk. Mažytė lėlė
baltų, gegučių pelėdų, ant eglės šakų. Aš noriu kalėdų, žirgeliais baltais. Aš noriu kalėdų, su eglės stiklais. Kalėdų baltų, gegučių pelėdų, ant eglės šakų. Mokėjom išduoti pro šarmotus žiemos vartus, pro žydrus miestus spalvingus, išlydėkim senuosius metus, gerus, gal prakeikti, laimingus. Taigi, metai praėjo, atrodo, tiek buvo daug laiko, tiek visko, bet atspėsim. Norėjusi padaryti atspėsim. Liko gal neatsiprašytas žmogus, gal nepriklaustas, neapkabintas, neužjaustas, o laikas bėgo, kaip smėlis tarp pirštų. Išbėgo ir nebėra. Taigi, kaip bebūtų, ar geri metai, ar prakeikti, ar laimingi, mes su Neringa jūs labai sveikinam ir norim palinkėti. Laimingų naujųjų, Laimingų naujųjų, laimingų naujųjų, laimingų naujųjų. Pakelkim šakes, pakelkim taures su geriausiais draugais. naujieji šventėši, nuotaka baltoji. Šiandien tu pas mus vieši, su visais vartoji. Platus vieškeliai vaikai, eglių bokštai asmeny, veikinis be vardos pušų apsupty. Platus vieškeliai vaikai, eglių bokštai asmeny, veikinis be vardos pušų apsupty. Visi laimingų naujųjų, Laimingų naujųjų. pakelkim šakes, pakelkim taures, duodami šypsenas ir dainas. Laimingų naujųjų, laimingų naujųjų. Pakelkim taures, Pakelkim taures. su geriausiais draugais. Ei, naujieji šventėši, nuotaka baltoji. Ei, naujieji laimė mus, tolima tikroka. Kaip vartelius neramus, kaip išvalę plotai. Platus vieškeliai balti,
Aš noriu biškai paskaityti tokį eilėraštį, šiek tiek priminti mūsų vaikystę, senus praėjusius laikus. Už lango vis lyja ir lyja, juk jau gruodis, a sniego nėra. Per stiklą lašeliais rudena, tartum ašara vaiko tyra. Jau vaikystės baltieji kalneliai, dingo seniai praeitį. Ir barbekliai prie stogų prišalę, tartum deimantai spindi naktį. Upėmis plaukdavo ledas, tartum balti debesiai, atsiprašau. Į mokyklą reikėjo nueiti, o sniego lik pat pažastų. Kur dingo tie baltosios žiemos, šerkšnu pasipuošę laukai. Taip greit upeliu teka dienos ir bąla lyg šerkšnas plaukai. Ačiū, čia Laimutės Kančelė. Buvo toks, jau buvo gaila, toks poetas Jonas Velkunas. Aš prisiminsiu jo vieną eilėraštį, kurį turbūt geriausiai atsimenu. Nakties bobulė. Miglų ėriukai vakaruos, žalioji žoliai sugūlę, ateina iš tamsios garos, tamsi nakties bobulė. Tamsi miglota suskara, sustoja prie daržynų, o kad žvaigždėta jos skara, jie ir pati nežino. Nežino, kad su ją laukai ir pievos susilieja, kad laukia jos maži vaikai, o kartais ir sėdėjai. Kad visą mylinti širdis iš tolo ją išduoda, kad jie ateis ir užmigdys visus, kaip tamsų sodą. Ačiū. Taip lengvai, elegantiškai sninga, taip kaip teigė poetas kadais. Baltas rūbas žemeliai pritinka, įspūdingi pūkiniai vaizdai. Ten už posūkio eglės rikiuojas, švelniai glaudžias viena prie kitos. Paslapčia kažką kuždas svajoja, puraus sniego skarom užsiklos. Prieš akis lyg stebuklų miražas, patikėtum paliest negali. Žiemos pasakos šventiškai gražios, kaip toje užpustytoj pily. Taip gražiai, elegantiškai sninga, gal su snaigėm ir laimė nukris. Šitoj pasakoj būčiau laiminga, jei šalia būtų princo petys. Prieš akis lyg stebuklų miražas, patikėtum paliest negali. Žiemos pasakos šventiškai gražios, kaip toje užpustytoje